Sveiki Evangelijos be cenzūros žiūrovai, sveiki Rolandai. Sveikas Arvidai, sveiki brangieji. Gera, Rolandai, tave matyti ir noriu mūsų žiūrovus padėkoti, kad peržiūros jos nemažėja, klausimai jūsų tampa vis įdomesni, o savo laidas mes su Rolandu kūrėme iš tos pozityvios retorikos. Ar tai būtų mūsų laidos, stengiamės kurti jas viskas, kas būtų apie pozityvą. Taip pat mūsų svečiai, kurie atvyksta į šitą laidą, jau pastebėjote, irgi bandome parodyti tą gerumą arba tą žmogaus naujumą, kaip jisai juda, kaip jisai masto, ką jisai kalba. Rolandai, ką mes dar galime... Ir aišku, kaip visada mes nagrinėjame Biblijos tekstus, narstome jos labirintais ir bandome šiuolaikiniam žmogui suprantamą kalbą dalinti savo mintimis, savo įžvalgomis. Ir jeigu tai jums yra įdomu, tai kiekvieną kartą jau dabar paskutiniu metu kviečiu jūs truputį užlaikykite dėmesį, pabandykite išgirsti, ką mes kalbam. Jeigu jums įdomi šita egzistenciniai klausimai, tikėjimo klausimai, tai aš manau, kad jums tikrai turėtų būti ir galimai kiltų klausimų ir galimai galėtumėte ir atrasti atsakymų. Rolandai, noriu paklausti, ar tau įdomu, kada mes su tavim bendraujam? Juk mes su tavim laidų niekuriam neruošiam, ateinam čia po darbų ir aš galiu pasakyti, nežinau kaip tu pasakysi, man kartais būna labai įdomu, nes aš nežinau, kaip tu reaguosi ir kaip tu pasakysi, nes aš pasikliauju tavo retoriką ir tavo vadinamą makentošų, nes ten pas tavę atsakymai atrodo kaip paruošti, bet žinokit, žiūrovai, mes nieko su juo čia neorganizuojam ir namų darbų nedarome. Rolandai. Galbūt tai nuskambėjo pakankamai neprofesionaliai, mes vis tiek daugiau mažiau temą apsitarėm, ką mes norėtume pakalbėti, bet jokios scenarijų tikrai, kaip Arvidas sako, tikrai nerašome ir tai yra pakankamai autentiška, nes mes, aš kaip ir sakiau, realiai tai yra mūsų bendrystė, mes susitinkame čia, bendraujame, mes paruošiame studiją filmavimą, ar ne? Taip. Mes diskutuojame, aptarinėjame, prieš laidą kalbamės, po laidos dar apsitariam, pasikalbam. Tai realiai tai ir jūs esate šito dalimi, jūsų komentarai, jūsų liudijimai, pasisakymai, jie irgi turi tam tikro peno mums ir minties, ko pagrindu mes galėtume diskutuoti. Ir jeigu dar norėčiau padrąsinti visus, ir jeigu jums yra įdomu ir manote, kad šita laida ir mūsų diskusijos, kurios išeina į eterį, turėtų gyventi ir plėstis, jūs galite būti viso šito dalimi, prisidėdami ir finansiškai tokiu būdu, išreikšdami savo tą susitapatinimą arba tą norą, kad jums įdomu, matote prasmę ir galima šitą kanalą ir laidą vystyti, tobulinti ir judėti į priekį. Taip. O kad tą padaryti, jūs nuorodose tikrai matote ir jūs galite įvairiais ten numatytais būdais prisidėti prie šitos bendrystės, kaip aš sakau. O Rolandas jau paminėjo ir iš tikrųjų mes ne vieną kartą sakėm, jūsų klausimai ir jūsų liudimai mūsų laidų metu ar po tos laidos, kada vyksta tos diskusijos, jos gali tapti temos dalimi. Ir šiandien neišimtis mes pasirinkome vieną iš jūsų atsakymą, galbūt labiau jisai liudijimas yra, ir mes su Rolandu šiandien pabandysim sidalinti tuo pagrindu pavystyti temą, ir tema jinai tokia daugiau apie ugnį. Dievas yra ugnis, ar jis yra naikinanti ugnis, ir jeigu naikinanti, tai ką naikina jinai. Iš tiesų mes ir to ir siekime, kad žmonės dalintųsi savo mintimis, savo pastabomis. Mesgi ir sakome, mes nepretenduojame absoliučią tiesą, mes pretenduojam į diskusiją, mes raginam blaiviai mąstyti, kritiškai mąstyti, turėti kritinį mąstymą ir dalintis savo patirtimis ir nebijoti. Ir dėl to šitas kanalas lygiai taip pat vadinasi Be cenzūros Evangelija. Dėl to, kad mes norime būti atviri, mes norime iškelti klausimus, mes juos keliame, mes ieškome atsakymų, mes dalinai gauname, bet tikrai nepretenduojame absoliučią tiesą. Taip. Todėl diskutuokime,
dalinkimės ir kartu aukime. Taip, ir Jo pažinime. Jo, ir bandome dalintis ir prisipažinsiu, kad Rolandai visai jau senokai neskaičiau iš Evangelijos, bent jau kažkokią pastraipą, nes galbūt nebūdavo tokių sunkių temų, bet pasirinkau vieną rašto vietą, kurią labai gerai visi žino ir galbūt ant šito įvadinio žodžio mes tam ir pabandysime tą mūsų temą pradėti. Išvystyti. Taigi Luko Evangelija 6 skyriui 45 eilutė yra labai įdomus, labai toks pavyzdys, ką visada mes ir laidos pradžioj dalinamės, bandome. Apskritai Evangelija ir Biblijos tekstuose labai daug įdomių pavyzdžių yra. Ir ten yra tokia vieta: geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir čia galima šitą pastraipą priimti visoms galbūt situacijoms, tiek politiniam, šitoj panoramai šiuolaikiniai, tiek bendraujant žmogus su žmogum arba su artimu. Ir Rolandai, matai, kad mes laidą įrašinėjom, bet jau sakėm, kad net nespėjom su naujienom, veja naujieną ir galbūt kada jau ta laida išeis ir bus vėl kažkas tai aktualesnė, bet mes matome, kada žmonės, vadinkim juos lyderiai pasaulio arba tautos, ir mūsų tautos čia irgi tas pasliečia, kada jie iškelia į viešumą ir deklaruoja kažką tai, pasak šitos rašto vietos galima, žinant šitą rašto vietą arba žinant Dievo charakterį, mes galime suprasti, kuom žmogus gyvena, ką jisai ilgai galbūt nešiojo, nes ta viešuma tai nėra darau, ką noriu, net jeigu ir tu turi statusą. Tarkim, mes jau su taim kalbėjom, žinai, galima pritaikyti ir liaudišką posakį, žinai, kas blaiviam galvoj, girtam ant liežuvio, ar ne? Jo, ir šiandieną matom tą sumaištį pasaulinėje rinkoje ir kada jau skalambė daugelis žmonių ir aš nesu finansinis kažkoks tai analitikas, bet kada jau Goldman Sachs finansų birža pradėjo skalambinti ir sakyti, kad stabdom, kas čia vyksta, tai Baltųjų rūmų lyderis juk ir užvirė šitą košę, kada pradėjo jau ne varpai, o pradėjo jau ir žmonės kalbėti, gal kažką tai bandykim stabdyti. Ir matome, kad yra muitų politika ir jo retorika tiesiog eina šitoj rašto vietoj, jis traukia ne taip, kad jis sugalvojo. Aš papildysiu, kad jis tą košę užvirė dar net nebūdamas lyderis, dar rudens pradžiai stabdydamas paramą Ukrainai per kongresą. Taip, kad čia paniką jisai geba ir sumaištį nešti. Ir mes jau kažkurioje laidoje kalbėjom, kad iš tiesų, jeigu daugelis, sakykime, kas yra liūdna, krikščioniškojo pasaulio atstovų jį įvardyja ir galimai už jį balsavo ir įvardyja kaip kažkokį ženklą ar kažkokį mesijo atėjimo, tai nežinau, ar tai yra tikrai tas ženklas, nes aš kitokio Dievo charakterį skaitau, jisai ramybės, tvarkos yra Dievas. Ir sako, Dievas ne žmogus, jisai neatšaukia savo sprendimų. Jisai yra taip, tai yra taip, ne, tai yra ne. Čia mes matome absoliutų chaosą, absoliutų sprendimus daviau, sprendimus nuėmiau, absoliutų, ką aš žinau, narcisizmas absoliutus. Ir man labai liūdna, kad iš tiesų daugelis mūsų vadinamų brolių ir seserų, jeigu tai paimti, arba žmonės, kurie laiko save krikščionimis, jie užsikabina už vienos frazės, tekstas apie Dievą ir jau po šito žodžių gali būti paslėpti bet kas, naikinanti, ryjanti, pavydus ir visoks karo Dievas ir naikinantis, tada viskas paeina. Ir čia ir yra va šito kritinio ir loginio mąstymo, kaip sakyti, toks uždengimas.
Ir mes galime prisiminti, ir Paulius laiške Korintiečiams sako, kad net iki šioliai, kada žmonės skaito Senąjį testamentą, tai reiškia, kada apie jį ne tik kad skaito fiziškai, bet ir mąsto apie jį, mąsto Senojo testamento naratyvais, Mozės paliktais nuostatomis, įstatymo raidėmis. Sako, gaubia tamsumo skraistė, jų protai yra aptemę. Ir čia ne mano žodžiai, čia yra Pauliaus įkvėpti Dievo dvasios žodžiai, sako, aptemę protai. Ir šitą skraistę aptemimo nuimama Kristumi. Tai yra Kristaus protą, kada įjungi. Kada įjungi šviesą, kada įjungi kritinį mąstymą. Sako, aš jums daviau Kristaus protą. Jūs turite šitą išmintį. Tai kur ta išmintis? Tu, Rolandai, iš tikrųjų patekai į nemalonę tų žmonių, kurie laiko Baltųjų rūmų lyderį geriausių Izraelio draugų, o tu va taip jį paėmė ir dabar čia. Kaip ir tas pats Paulius sako, kur apstų nuodėmės ar nemalonės, malonės dar apščiau. Tai aš šitą vietą prisidengsiu ir mano tikslas yra iš tiesų mano asmeniškai tikslas ir manau šitos laidos yra daugiau tikslas orientuotas į tikinčių žmonės, kurie save tokius laiko, kad pabuskime truputį, išeikime iš tų savo senų naratyvų, iš to keliuko, išeikime plačiau, pasižiūrėkime, turėkime tą holistinį mąstymą, žinai, tą platesnį požiūrį, neužsidarykime savo tiesoje arba bažnytinėje doktrinoje, dėl ko ir yra tie 100 000 denominacijų, nes pagal vieną mokymą skaldosi ir netitinka mano mokymo, vienas su kojinėm, kitas be kojinėm, vienas atsistojęs, kitas priklaupęs ir jau kuris teisesnis. Mes ginčiamės kaip vaikai iš tikrųjų smėlynuose, žaidžiam žaislais, bet nematom esmės iš tiesų, kas yra tiesa, kokią tiesą reikia žmonėms atnešti. Bet iš dalies tie įvykiai, kurie vyksta pasauliniai, ateinant tokiam lyderiui, jie vis dėlto, Rolandai, irgi parodė, kad kas buvo tas nuogumas, jisai išsiviešino, sujudo visos tos vadinamos paradigmos, kurios liktai tai buvo papudruotos. Ir man kas labiausiai šitoje vietoje patinka, kad daugelis kritikuoja tiek Lietuvos vyriausybę, prezidentą, Europos lyderius, bet kaip tik šitoje situacijoje aš nustebau, kad liktai tas vadinamas supūvusi Europos Sąjunga, bet jinai parodė didesnį, padaresnį veidą negu tą vadinamą užjūrio šalis, kurį lygtai mes skaitėm lyderiai, kuriuos mes lygiavomės. Aš tiesiog matau, kaip keičiasi retorika. Matai, kur yra, vėlgi grįšiu prie tos pačios religijos arba religinio pasaulio atstovų. Ir pasižiūrėk, tu irgi esi matęs ir visokių apraiškų, ir visokių pasisakymų, ir yra video. Kas tai yra Europos Sąjunga? Tai demonizuota institucija iš tikrųjų daroma, padaryta. O aš šiandien galiu pasakyti, tai yra turbūt demokratijos dar lopšys. Nejaugi mes nematome, kur mūsų administracija ir visa valstybė yra vedama į autokratiją. Veidrodinis atspindys mūsų kaimyno, Rusijos, absoliutus. Į kur tai veda? Nejaugi dabar reikia užmerkti tam akis ir sakyti, kad ten aleliuja, viskas yra gerai. Aš pasakysiu, kad taip, yra taisytinų dalykų Europoje. Viskas tai yra aišku, kad daug, nes tarp demokratijos ir autokratijos yra reikalingas balansas, nes ta pati demokratija perdėta eina į anarchiją arba į absoliučiai supranti autokratiją nueina ta pati demokratija. Dėl to visame kame reikalingas balansas. Ir viskas. Ir šitoj vietoje. Ir tai, kad, sakykime, mes jau irgi kalbėjom, ką turi, iš tiesų pažengę tikintieji daryti. Mes skaitykime antrą laišką Timotiejui, kokios maldos turi būti. Ne duok ir tam atkeršyk, bet iš tiesų Jėzus sako, tu ir už savo netgi ir priešą turi, kaip bent jau, jeigu nesimeldi, bent jau būti pakantus, ar ne? Nors iš tikrųjų sako ir pavaldė gydink, ir melskis už jį, ir visa kita, nes Dievas toks, jisai duoda lietų ir geriems, ir blogiems tipo. Jėzus tokie apreiškė, žinai. Tai šitai vietoj mes matom, ką mums reikia daryti. Mums, kaip tu sakai, kritikuoja. Tai kritikavimas, tai yra, mano manimu, tai yra pats lengviausias dalykas, nes viską lengva kritikuoti, kas netitinka mano standartų. Tada kodėl tada pykstu, kai mane kritikuoja kitas, kuriuo aš jo standartų netitinku. Ir čia konfliktas absoliutus. Vietoj to, kad suprasti, kodėl jis taip kalba, kokią logiką. Ieškome, diskutuojame, atskiriame mūsų požiūrius nuo asmenybių.
nesipriešinkime su žmonėmis, bet galbūt su ideologija, gal aš nepritariu jo ideologijai, jo požiūriui, tai diskutuokime, bandykime diskutuoti, bet mes einame ne į diskusiją, mes einame į tą nuliepiamąją nuosaką, nurodomąją, ne, va taip. Jo, ir aš manau, kad mes darom tai sąmoningai, nes nenoriu aš čia ir kad žiūrovų mąstyt, kad mes čia kažką tai keliamės, bet juk ta pati retorika Jėzaus buvo, ėjo visur. Ir galėjau irgi paimti, juk visi sakė, su kuo tu ten tu vaikštai, kaltino jį su kažkokiais prašalaičiais girtuokliais, ane, jis ten sėdi, sako, jį apkaltino. Aš manau, kad mes, žmonės, mes iš karto tą uždedam tokią, jau savo formuluotę kiekvienam. Ir mes, netgi čia kalbėdami, mes turim savo irgi supratimą, suvokimą apie tą patį Amerikos prezidentą, ne? Jis yra toks. Bet nežiūrint visų tų dalykų, aš vis tiek matau, yra ir pliusai. Jisai daro iš to, ką jisai nori, galbūt jis nori padaryti geriausiai, blogų ydų, arba vienoje kaip laidoje pasakiau, kad blogumas jisai, ir netgi rašte viena vieta yra, atrodo, Senam testamente, sako, jeigu nedarysi gerą, blogis jisai pats atbėgs, jisai prilips. Tai aš manau, kad kada susikoncentruojam ir kritikuojam. Mano vienas kolega karts nuo karto primena, blogis niekada nemiega. Čia irgi ta dalis, bet subjektyviai ir blaiviai matant, vėlgi žiūrėkime Kristaus pasakymą, iš vaisių. Kaip mums galima žmogų pradėti trupinti arba jį skaidyti į kažkokius tai gabalus, jeigu mes nematom, o kas bus po to. Sako, palaukime, ir net valstybinėse nuostatose yra 100 dienų, pusmetis, ir tada sako, kaip politikai pasakė, palaukite pusę metų, tada galėsit skalpuoti. Gerai, viskas tvarkoja, dirbkite, parodykite. O čia užbėgdamas apie tą mūsų aptarinimą prezidentą, tai jis jau ne tik šiai kadencijai, jis jau nori dar vieną kadenciją. Tai čia yra jau, čia yra tie jau vaisiai, kur galima. Čia yra perdėtos savivertės išraiška ir perdėto pasitikėjimo ir nesiskaitimo, sakyčiau, su aplinka ir nesiskaitimo su pasiekmėmis, kokias iššaukė tie priimti sprendimai. Bet aš ir priminsiu, vis tiek yra rašto vietų, kurios padrąsina mus, sako, nepergyvenkite, jeigu jūs ir pakliusite į išbandymus, į pagundas įvairias, į turbulenciją, sako, aš duosiu išeitį. Tai sako, nepraraskite tik tiesiog džiaugsmo, nepraraskite vilties, sako, išgelbėjimo džiaugsmo. Tai yra visai žmonijai, kad vis dėlto mes esame sutaikinti, vis dėlto mes turim Kristaus protą, vis dėlto mes turime kaip tikintieji suvokti, kad maldos jėga, jinai niekur nedingo. Ir vieną klausytoją mes ir tai, ką mes kalbame, tai mes ir statome, tą mes ir kūrėme. Tada klausimas kiekvienam iš mūsų, ką aš kalbu apie tą patį savo valstybės lyderius, vadovus, ką aš kalbu apie save, ką aš kalbu apie namiškius, ką aš kalbu apskritai. Tai pasiklausykime savęs ir tada žinosime, ties ko padirbėti. Ir kaip vienas iš klausytojų, jisai pastoviai mini savo nuomonės, kada jis pakomentuoja tas laidas, matau, sako, reikalinga šventoji dvasia. Sako, netitrūkime, nes mums duota šventoji dvasia, tas kaip laidininkas, apaštalas Paulius rašo su mūsų dangišku tėvu, tada reikia paimti biškį anteną, galbūt ištraukti ir pasižiūrėti. Gal kažkiek dažnį pareguliuoti, žinai, tie potenciometrai anksčiau būdavo, žinai, dabar tai skaitmena. Anksčiau reikėdavo ranką pasukti, kol tu normalų garsą švarų. Matai, visi seni geri dalykai, jie kažkaip mums labiau suvokiami, kad tu gali nusimušti nuo to dažnio, tai rutina, tai sakykime diskusijos, tai pati situacija. Temperamentas, emocijos, visa tai gali žmogų išmušti iš vėžių, bet tai nereiškia, kad jis jau yra atmestinas Dievo akyse, kur yra ta prasmė vertės klausimas. Tu esi vertas ne dėl savęs, mes esame verti Dievo akyse dėl Kristaus, tą, kai jisai padarė. Ir tarp kitko neužilgo už kelių dienų, kai mūsų laida išeis, visas tikinčių pasaulis švęs Kristaus prisikėlimo šventę. Kai kuriuose šalyse jau nebešvęs. Ir, švęs nešvęs, bet esmė yra vėlgi Velykų šventė suvokti, kas tai yra. Tai yra Kristaus prisikėlimo šventė. Ir kaip Paulius sako, tai yra
kaip ženklas ir įrodymas, kad jis prisikėlė mūsų išteisinimui, žmonijos išteisinimui. Jeigu Kristus nebūtų buvęs prikeltas, mes neturėtume šitos dovanos ir šitos šventės, mes nebūtume išteisinti, reikėtų kažkaip teisintis. Dabar mes esame absoliučiai totaliai išteisinti ir ta vertė mūsų Dievo akyse nėra iš mūsų, jinai yra dėl Kristaus, per Kristų. Ir tai yra Velykų šventė, ir tai yra absoliuti Dievo dovana, ir švenčiame išteisinimą ir naują gimimą. Rolandai, kad švenčiame, kad galime, mūsų tautoje yra tokia laisvė švęsti šitą šventę ir pasirinkti formą, kaip ją tu nori švęsti. Ir tai yra labai brangintina. Ir vat kol kas aš kartais pagalvoju, kad daugelį dalykų, kaip tas senas, tu pasakei, tranzitorius pavyzdys, mes nebevertinam, arba net galvom, kad tai, tokia kasdienybė ir čia niekur nedings. Bet yra, žiūrėkit, Italijoje ir uždrausta, Izraelis atrodo lopšys, ne, krikščionybės. Jėzaus vardas yra uždraustas, ruošiamasi. Čia daug labai yra to dabar viešoje erdvėje kalbama, bet jau pretekstas, ne, juk tą rašto vietą skaitėme, pavyzdžiui, kas tavo širdį. Kodėl tai vyksta, tai reiškia sumanimai jau buvo širdyje. Dabar tai yra tik tai deklaruojama. Čia kaip Matai, yra toks dalykas, kad ekosistema, žinai, žodžiai, jie yra kaip sėkla, žinai, ir žmogus, jisai kokią terpę papuola ir kokias vertybės puoselėja, iš to ekosistemoje pradeda savo vaisių duoti. Tai daug tų vietų yra, žinai. Žmogaus galvoje, tas ir išeina į eterį, žinai. Na kągi, laikas, mylimieji, eina. Ir galime pasidalinti va šito, sakykime, klausytojo perskaityk, nes liudijimu ir galime kalbėti. Tokia gražia kalba, tu paskaityk. Čia jau pataikauji, aš supratau. Aš noriu tavo gerasis savybės iškelti. Tu nori padėti man. Aš noriu ūktelti šitoj vietai. Gerai, tai aš skaitau, cituoju, kaip yra parašyta ir mes nuo šito, sakykime, atsiremsime ir pajudėsime diskusijon, ar ne? Sako, Dievas iš tiesų yra ryjanti ugnis, tik nepaaiškina, kokia ta ugnis ir ką ryja. Pas mane buvo apsireiškęs Jėzus ir jo meilė degė kaip ugnis. Ir jei būčiau ėjusi į tą ugnį, būčiau sudegusi ne aš, o manyje esanti nuodėmė. Jis man pasakė, ateik pas mane, aš tave išgydysiu ir išlaisvinsiu. Aš išsigandau, nes palaikiau save neverta jo visą ryjančios meilės. Ir atstūmiau, pasakiusi, kad aš negaliu priimti to, aš neverta. Ir jis pasitraukė ir tarsi laukė, kad aš dar atsišauksiu. Po šio regėjimo aš supratau, kad 23 metus esu tikinti ir niekada nepažinojau tikrojo Dievo. Aš žinojau tik apie jį. Žmonės, jis dėl nieko manęs nekaltino, nesmerkė, neteisė, nebarė, neatstūmė, o laukė išskėtęs rankas ir norėjo mane išgydyti, o aš atstūmiau meilę. Jis yra meilė ir nėra jame jokio pykčio, kaip Senojo testamento Dievas, kuris pastoviai nepatenkintas. Štai turime tokį liudimą, tokį pasidalymą, ar tikrai noriu padėkoti, kas pasidalinote, jūs žinote, tai yra tikrai sakralu, tai yra tikrai gerbtina ir, sakyčiau, labai labai gilu ir labai asmeniška. Jo, ir čia yra toks, kaip netgi galima įžvelgti ir aš pats galiu pamatyti net iš savų tokių pastebėjimų iš savo krikščioniško gyvenimo, ne? Tarkim, jeigu čia gan ilgas laiko tarpas, 23 metai, ne? Mes beveik 30 prabuvom šitam kalėjime religiniam, kaip sakoma, ne? Periodas, kuris turėjo ir savų pliusų ir minusų, bet apibendrinus, tai taip, tai yra nemažas ir dar didesnis laikas, kada mes atrandame. Ar tai turi būti kiekvieno krikščionio gyvenime, nežinau, nes jeigu skaitome visus raštus, matome, kad tauta klaidžiojo sugebėdavo po 40 metų būti nežinia ir net 400 metų. Ir protarpiai mūsų šiuolaikiniai istorijai, ten 15, paimkim, iki 18 amžiaus, tarkim 14-18, čia yra iš viso kažkoks tai baisumai kažkokie vyko. Žmonės skaitė, bet jie nematė. Ir tarkim, šitas
mūsų klausytojas, jisai taip gražiai vardino susitikimą, įvertinimo tos būsenos, ką dažnai mes visi mes turime šitos atsakymus, bet va tas vadinamas paketas, davinio, kuris buvo suformuotas tau, man arba vat, mūsų klausytojui, jisai, aš manau, paima ir sustabdo. Kasgi atgraso? Va tas klausimas galbūt yra ir tau, Rolandai, nes mes tuim bendraujam, kaip suprasti, ką ta ugnis, kas ta ugnis yra. Nes čia suformuluota labai aiškiai įvaizdis Dievo ir mes galim skaityti Senam ir Naujam testamente aiškiai nusakyta įvaizdžiui, įvardinti, suprasti žmogui, kad Dievas ir yra ugnis. Kaip tu manai? Ne tik Senajam testamente ir ugnis, ir pavydus. Ar gali Dievas būti ugnis? Ar gali jisai būti ateiti aš galvoju, kad pavydu? Įvardyti tu gali kaip tik nori jo kažkokias apraiškas, paimti tą aforizmą, žinai, tą metaforą, kaip ten tu ją be pavadinsi, žinai, įvaizdį kažkokį tai susikurti. Bet aš žiūriu į šitą, supranti, liudimą ir yra keli momentai. Yra ugnis, bet yra ir vertės klausimas. Kaip gajus yra vertės, aš nevertas. Ir kada žmogus galvoja, kad mano vertė priklauso nuo mano elgesio Dievo akise, į čia ir prasideda, nes tau ateis bičiulis vardu Satan, žinai, ir sakys, tu nevertas dar. Tu dar nepakankamas, tu dar šito nepadarys. Bet iš dalies aš pateisinu, nes mes visi žmonės taip ir suprantam, kaip sąžinės kalba, aš esu nevertas. Taip, nes tai yra dogma. Mušama savo į krūtinę, aš esu kaltas ir esu nevertas. Ir aš pagarbiai priimu šitą išpažinimą, kad viešpatė nesu tada matai, dulkė. Labai didelis klausimas, tada ir didelė dilema. Religija, kada vertės klausimą jie paliečia, tu net nežinai, kur užsibaigė tos vertės etalonas, kada aš jau būsiu vertas. Nėra galutinio, baigtinio. Kodėl romiečiams duoda labai aiškiai, tu nebūk tas ir tu būsi vertas. Ir vis tiek yra daug dalykų. O kaip? Pažiūrėsi, pagalvosi, susibarsi, nevertas dangaus karalystės nepateks. Joks melagis, joks keikūnas, netgi pavyduolis. O ką, čia pavyduolių nėra? Čia, tu supranti, yra labai išplaukę. Ir užtat aiškiai pasakyta, kad mes esam pašventinti jo auką, jo krauju ir jūs esate šventinamieji ir jisai visus savyje sutalpino. Ir mūsų vertė ne iš mūsų, tai absoliuti Dievo dovana. O dabar apie ugnį vėlgi, kur žiūrėti, mes jau nuolatose laidose savo kalbam, atskirkime įvaizdžius, kuriuos dažnu atveju mes matom Senajam testamente. Ten yra ir tikrojo tėvo mūsų manimų apraiškų, yra pasireiškimų, nors labiausiai tikrojo tėvo arba Dievo įvaizdžio ir Dievo kaip tėvo asmenybė atskleidė Kristus, ar ne? Jis sako, aš darau tai, ką matau tėvą darant. Ką mes matome tėvą darant Senajam testamente? Tėvą darant, atsiprašau. Naikina. Tautas, ugnis siunčia. Tu pasižiūrėkime tą patį Eliją, jeigu taip žiūrėti. Gerai, ten ant aukuro ten ugnį nuleido. Bet o kuo dėti tie 3 kartus po 50 vyrų, kai jie atėjo kviesti pas karalių? Jis sako, aš neisiu. Ir jis sako, nuleido ugnį. 50 vyrų sudegino, kuo jie kalti? Kur čia yra? Čia yra normalu. Matai, tik krikščionis sako, o žiūrėk, jis nuleido ugnį. Ten 52 kartą. Ir žiūrėk, kaip persidavė. Čia mūsų klausytojas sako, kad va ta ugnis, bet čia labai gili įžvalga yra, ką sudegino. Man tai labai patiko, kad iš tiesų tą nuodėmę esančią manyje. Ne ją, o nuodėmę. Ką degina, ne žmonės degina, ne kažką. Ir pažiūrėk, mums nereikia toli eiti, visi tie naikinimo įvaizdžiai ugnies pavydalų, jie persikėlė ir ant Jėzaus mokinių. Kai Jėzų neįleido ir su jo mokiniais į kaimą. Ką norėjo padaryti mokiniai, sako, davai nuleidžiam tą ugnį, nes Arvydas mus neleidžia praeiti pro šitą kaimą, reikia jo trobą sudeginti. Bet čia tada, Rolandai, aš irgi pastebėjau, kad šitoje knygoje, kai ne vieną kartą ir tu citavai, kad sako, atskirkime, ne, juk yra ir Senam ir Naujam testamente tų provaizdžių apie ugnį, kurias mes su tavim galime įvardinti, kad tai yra provaizdis dieviškasis ir yra visiškai ne Dievo. Ir vieną citatą tokia iš Jeremijos 23 skyrių 29 eilutė ir kalba Dievas, argi mano žodis nėra kaip ugnis. Tai nekalba, kad aš esu ugnis.
atskiriam ir kada aš skaitau tokią rašto vietą, aš galiu susidaryti labai teigiamą, aišku vaizdą apie Dievą. Jisai sako, mano žodis. Aš tada įsivaizduoju ugnį ir man atrodo rašyta buvo anksčiau, ugnis buvo pastoviai, židiniai, ugnis ir tai yra gera forma. Tai žodis, vat kas ir yra. Jėzus sako, aš esu žodis, ane, nužengęs iš dangaus. Mano žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Ne mirtis, bet ir gyvenimas. Ir mano mokymas arba mano žodžiai sako, atneš jums laisvę. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir čia aš tikiu, kad va šitoje vietoje, kurį tu perskaitai, Jeremija absoliučiai įkvėptas Dievo dvasios ir kalba Dievo žodžius. Kaip mes sakome, kad čia yra daug Dievo žodžio, bet nebūtinai visas. Rolandai, ir tada patirštinti, juk mes visą laiką su taim turbūt klausytojai galvodavo, kad mes prieš tą Seną testamentą ir mes ten jau cituojam, kad jis nereikalingas. Tas pats Izaja, mūsų dažnai su toim irgi liečiamas kaip kažkur tai išpranašauta ne į tą pusę. Pats Izaja 9 skyriuje 18 eilutėj rašo, nedorybė kaip ugnis praryja usnis ir eškėčius. Jis pats pasitelkia tokias metaforas, jisai adaptuoja tai aiškia, tą rašamoją kalbą, kad būtų aišku, ir ta ugnis, nu tai nėra kažkas tai tokio, nes mes iš karto, vat aš dabar kalbu, man juk iš failai išlenda, tai kas yra? Apreiškimo knygos, visos negatyvas, kuris jau žmogui ir tarp mūsų klausytojai turbūt iškart ir nukėlė, ar ten buvo vizija, ar sapnas, ar kažkas, tai jinai suprato, kad viskas, aš esu tenai. Jo, tik tai, ką mes skaitome, jinai išgirdo, suprato, bet neišdrįso pagal šitą liudijimą įeiti, nes tas savivertės klausimas pristabdė. Bet man labai patiko, va čia ir turbūt esmė galima sakyti, kad Dievo žodis ir kaip ugnis degina šitas senas supratimus, šiukšlinius. Ką reiškia nuodėmė? Nuodėmė tai yra nepataikyti į tikslą. Ką reiškia nepataikyti į tikslą? Jeigu tu nori padaryti žmogui blogą ar kažką netinkamo, tai čia ir vadinu, tu nepataikai į tikslą. Pataikai tikslą, padaryti gerą. Sako, kas? Paulius sako, kas anksčiau vogdavo. Kam? Tai jūs tai sako, tas japoniškas mūsų lietuviškas žodis nedašuto, ne? Kam nedašuto, jis sako, kas vogdavo, tegul nebavogė, kas muždavo, tegul nebemuša, nei žmonos, nei vyro, nei vaikų, ar ne? Jis jau konkretizavo. Bet esmė yra, kad būtent Dievo žodis, Kristaus mokymas, jisai atneša šviesą ir tas žodis, jisai išdegina tos senuosius naratyvus, tos įpročius prastus. Sako, žiūrėkite, kokios jūs dabar prigimties esate, žiūrėkite, kas aukštybės, vertybės žiūrėkite. Ne į tai, kas ten kokie visi šmikė ir dar kažką, ar aš koks nevykęs, bet į tai, kas tu esi, į ką tau reikia eiti, į ką lygiuotis, į ką augti, kaip asmenį. Ir čia tu paminėjai, iš karto man iškilo ta jo žodis, apaštalo Paulius. Tai nėra, kai jis pasakė, dabar nevokit, ir čia bus kaip visi įsivaizduoja hipių judėjimas, laisvė. Jis pasakė, jeigu tu nesilaikysi įstatymo, tai girdi ištraus toj tą bananą, gausi teisminę nuobaudą arba sėsi į kalėjimą. Sako, tu to neišvengsi, jeigu tu blaškysis ir darysi, ką nori, tai nėra valia bet kam. Nes dažniausiai juk tai kaltinimas visiems, kurie kalba tokia vadinama patepta saldžia evangelija, kad daryk, ką nori. Ne, čia yra pats blaivumas turi ateiti. Vat kada mums sako, kad jūs tokie, tai aš manau, kad jūs... Kas jūs tokie? Aš manau, tada žmogus, jisai visiškai su krikščionybė prasilenkia. Tai galima ne 23 metus. Žmogus tada elgiasi iš baimės principo. Ne iš sąmoningumo, bet iš baimės. Reiškia, tokiam žmogui duok valiai, jis pradės eiti žudyti, vogti, naikinti. Taip, ir sąmoningam žmogui. Ir įstatymas duotas. Taip, ir jis baudžia. Įstatymas tokius yra baudžia. Tai dabar duok laisvę, tai tą ir darys. Sąmoningas žmogus, nedarys to. Tai tu irgi buvai minėjęs, iš vaisių pažinsi. Tai palauk. Tai dabar vėlgi grįšiu prie to pačio, žinai. Ten, kad ir tą patį įstatymą paimk, 10 Dievo įstatymo, ne? Nevok, nežudyk. Tai okei, darykime. Bet jeigu žiūrėti, vėl grįžti Seno testamento skaitinius ir ten žiūrėti, ten ir žudo, ir meluoja Dievas.
tai kodėl tu man liepi tą nedaryti, o pats tą darai? Kurioje čia vieta yra sąsaja su tuo tikroju Dievu tėvu, kurį Kristus atidengė mums, ar ne? Sako, aš jums vienintelis, sako, niekas iki manęs nepažinojo, nematė ir nebuvo susitikęs ir nekalbėjo veidas į veidą su Dievu, kaip kad Mozė pareiškė, aš kalbėjau, sako. Ir aš esu nuolankiausias žmogus žemėje, ne Kristus, bet Mozė. Supranti? Viskas. Tu ir tada gaudykis ir tikinčių pasaulis sako, jo, čia amen ir čia amen. Nu, jau mes sakom, nu, aukštas mažylis, super. Čia du nesuderinami dalykai krikščionybėje, šitoje sampratoje derinami. Ir čia aš vadinu absoliutus protų susidvejinimas. Nu, nepykite, bet taip yra. Taip yra, nu tai nereikia vaikščioti susidvejinusių protų, šiandien aš vyras, rytoj moteris, nu tai yra susidvejinimas, šiandien aš toks, rytoj, a ne kitoks. Tai labai gerai vėl, kad grįžti prie mūsų to žiūrovo, to išsakytos tokios plačios, čia ilgam iš tikrųjų tą temą galim, kai vis dėlto dar kartą tada užduodam ne tiek tau, o mūsų galbūt žiūrovams tas klausimas yra. Tai vis dėlto Dievas yra savininkas ugnies. Ar jisai vis dėlto operuoja šitais, tegu būna teigiama, ne, forma, nes aš užduodamas klausimą ir visiems jums žiūrovams, aš pacituosiu vieną rašto vietą, kur lyg tai aš galiu ir labai aiškiai suprasti, kad jisai yra savininkas šitos ugnies. Tu, man atrodo, jau žinai tą rašto vietą. Na gerai, žiūrėk, Rolandai. Apaštalų darbai 2-3, visiems labai gerai žinoma vieta. Ir nužengė ugnies liežuviai ant kiekvieno iš jų. Kieno liežuvis? Nu, galbūt tai vėlgi gali būti metafora, bet aš tau atvirai pasakysiu, nu visą savo sąmoningą krikščionybę aš vis laik žinau, kas tą ugnį, nu kas tą žiežirbą, nu ne Tesla čia. Juk reiškia savininkas, aukštybių Dievas, jis turi tokią privilegiją, arba tai yra metafora vėlgi, mes klaidingai suprantam, bet ugnies liežuviai, nu tai reikėjo parašyti, galbūt kaip ugnies liežuvė, ne? Tai ten aš atsimenu yra tarsi. Tarsi. Tai reikėtų žiūrėti ir kitus vertimus. Tai aš kaip suprantu, jeigu vadovauti šito vertimo, radau, čia 3 eilutė 2 skyriaus, jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalėjo, nusileido ant kiekvieną iš jų. Aš senesnė turiu tą Kavaliauską, tai yra... Tai čia, nu, žinai, čia tokia jau įsiveliam į filosofiją, žinai. Įvaizdis suformuotas, ne? Ir regėjime ateina... Man labiau patinka tarsi. Tarsi. Man labiau patinka. Nu, aš irgi. Nes tai yra jau įvaizdžio. Nes yra kita vieta, kad Dievo žodis ir kaip ugnis, ir Dievo žodis kaip vanduo. Apvalo, išplauna. Tai reiškia, Dievo žodis, jisai gali būti ir uždeginanti nuodėmės, ar ne, arba nepataikymą į tikslą, arba mintis keistas ir įpročius keistus, ar ne, naratyvus kažkokius senus. Ir gali būti kaip vanduo, išplauna smegenis. Kaip mes Rolandas taip teigiamai kalbam, bet tada duokim žiūrovams, tada, prieštaraukim tada tam mūsų išsakytam žodžiui. Tai Dievas pasirodė ant Siono kalno dūmuose ir ugnyje. Tai ten kas toks buvo? Tai vat ir galvokime, žinai, ir ten iš vis yra tamsoje, ir žemės drebėjimas buvo, ir baimė apėmė visus. Ir vėlgi čia žiūrėti, ne baimė apėmė visus. Jonas sako, tobula meilė išvėja baimė ir baimėje nėra meilės. Tai kaip tada tuos du sujungti? O mes gebame sujungti, kaip tikintieji, Dievas baimėje įvarė ir baimėje ir meilė išvėja baimė, ne? Ir baimė nėra meilės. Tai dabar, o Dievas sako, yra meilė. Tai jisai meilė ir baimė kartu, o tuo pačiu Jokūbas sako, iš to pačio šaltinio negali tekėti tas pats, ne? Tas sūrus ir kartus vanduo. Nu negali. Tai reiškia vis tiek, tada yra ta rašto vieta. Bet mes sugebam suderinti. Va čia yra fenomenalu. Krikščioniškajam pasauliui yra fenomenalu. Tai yra išskirtinė, žinai, tauta. Yra pasakęs, pasirink tai arba tai. Žiūrėk, žmogus gali... O jisai sako, ne, aš noriu abu. Tai mes sugebam padaryti kokteilį. Va čia ir yra fenomenas. Olivier, mes kažkada turėjome laidą Olivier. Žmonės gerieji galite įsivesti ir pasižiūrėti. Peržiūrų buvo nedaug, bet pats koncentratas, jis buvo nuostabai, kada mes tai pamatėm. Nu negalima maišyti to, kas nesuderinama yra. Tai aš manau, kad ir žiūrovės, ne šitam variante, labai gerai ir tu pastebėjai tas atskirimas. Jos kaip asmenybės ne, jinai vardina, kad taip. Bet tada pati vyšnė torta yra, kad mums ir neįmanoma
Nes sako, kas gali? Nu, niekas negali, tik tai jisai. Mums reikia tada suprasti visą tą panoramą, ką mes gavome. Ir va tas paminėtas tavo švenčių laikotarpis, tai va ta, ką mes turime aplamai švęsti naujai. Mes turime švęsti naują gyvenimą, Visiškai sutaikinimą naują, su Dievu visiškai ir nešti naują. šitą žinią žmonėms, kad Dievas niekam nebeįskaito nuodėmės ir jis Ir su kada visais mes- susitaikė. ir kada- Ir sako, neškite šitą susitaikinimo žinią. Tai ir yra geroji naujiena. Ir tas gerumas mūsų širdyje pasėtas, jis tada duoda vaisius tiek mums, Taip. tiek aplinkiniams. Ir tada, kada ateina va, tos naujienos, arba ateina kažkokia žinia, arba netgi kada mes skaitom vieni su savim, su šito raštu, mes galim pamatyti, kaip atsidengia tie uždangalai arba tos rašto vietos, kuris anksčiau tiesiog traukdavo kaip magnetas. Nu, perskaičiau ugnis. Jisai, teigia mane ta rašto vieta, kad jis kaip ugnis praryjanti, bet yra vietų, kurios visiškai, tave atpalaiduoja ir tu neturi to konfuzo. Ir čia tu grįšiu prie to, kad reikalingas dėmesingumas. Ir yra ir Evangelijose aprašyta, kad atskirkite pelus nuo grūdus. Taip. Tik tai tiek, kad mes liūdna, kad mes visą tai į žmonės sufokusavom. Kažkas bus pelai, kažkas grūdai, tik neaišku, nuo ko priklauso ir kada aš būsiu pelas, Vieni kada ožiukai, grūdas. Kiti. Tai mes jau irgi kalbėjom, mūsų manimu, tai yra absoliučiai mokymai. Atskirskite ir čia yra ir pelų, ir grūdų, kaip tu sakai, Taip. pažiūrėk, skaitei, Jeremijo, man atrodo, ne, kad Jeremija ir Izaijo. mano žodis yra kaip ugnis. Kaip ugnis, jo. Ne ugnis, o paskui mes skaitome, kad ryjanti ugnis nužengė iš dangaus, sunaikino žmonės. Jo. Tai vat kaip ugnis ir ugnis. Tu pažiūrėk, o sako, o mūsų priešas, jisai yra ir apsimetantis šviesos angelų, jisai ateina to pavidalu. Jisai ateina ir sako, žiūrėk, aš ugnis, aš esu tas, kas aš esu. Realiai visi Čia dar mes... kita tema, žinai, kas yra ta žodis Jahvė. Aš esu tas, kas aš esu. Išsisuko iš padėties bičas atėjęs pas Mozę, o mes sakome, čia yra Dievo vardas. Jo. Klausimas. Jėzus sako, ne, Dievo vardas jis yra tėvas. Viskas to pasakyta. Ir koks tėvas naikina ir ugnį leidžiant savo vaikų, kad pamokintų, koks tėvas skerdžia ir liepia vyresniam broliui išskersti kitus brolius, gyvai išskersti. Ir Jėzus sudraudė tos saviškius hebrantus. Ir Jėzus, ką minėjom, jisai sako, palaukit. Mes to ugnies paleisim. Jo, jūs sako, o ką jis reikia prisiminti? Sako, hibrite, jūs mano mokiniai, aš jūs mokinu, bet jūs ne tos dvasios. Va čia ir yra tada... Ne tos dvasios. Tai ką noriu aplikuoti ir raginti, mąstyti kritiškai ir vertinti vaisius, kaip tu sakei. Ar kaip ugnis, ar ugnis. Ir dar įdomiausiai, kad ta Apreiškimo knyga įkalta į pabaigą, kaip ale Naujojo testamento jau čia visą vyšnę ant torto, absoliutus prakeikimas, absoliutus genocidas ir vėl Kristus iš malonės ateis vėl visus žudyti, trečdalius naikinti, kraujai liesis, taškysis ir kažkodėl vėl, kai nebeliko Kristuje nei žydo, nei graiko, nei lietuvio, nei jokios kitos tautybės, nei vyro, nei moters, yra naujas kūrinys, staiga vėl tas kūrinys atvirsta. Ir vėl atsiranda 12 giminių, kurios teis visą žmoniją. Apie ką mes kalbam? Kur tai yra logika? Kur yra seka? Kur yra kontekstas? Įjunkime galų gale raudoną šviesą. Stabtelkime. Bet Rolandai, kaip reikia tą šviesą jungti, nes daugelis tave irgi neteisingai supras. Dėl to, kad tai bauginti. Kaip tai gali žemaitis būti nežemaičių? Žmonės yra įbauginti. Jie nori būti žemaičiais, jie nori būti aukštaičiai, jie nori būti lietuviai, vieni nori būti lenkai, o mes čia suniveliuojam, nes yra toks labai kontroversiškas, nebėra nei to. Vat aš nežinau, čia yra... Bet čia ne mes sugalvojam, mes skaitom, mes sakome ir mes priimam. Ir mes sakom, kad Kristuje yra naujas kūrinys. Kodėl naujas kūrinys? Ir mes galime kalbėti apie tą dvasinį atgimimą, antrą gimimą, kaip čia kalba. Jėzus aiškiai pasakė, niekam neįmanoma atgimti ir Nikodemui aiškiai išdėstė. Sako, Dievui tai įmanoma. Mes galvojam, kad mūsų maldelė, aš čia priimu Kristų, išpažįstu nuodėmes ir vyksta atgimimas. Pala. Tai kad čia Dievas gimdo pastoviai.
Jisai kartą visiems laikams Kristuje atgimdė. Sako, Kristus yra pirmgimis ir jame yra visi mirę. O jis mirė už visus ir jame visi yra mirę ir jame yra visi naujas kūrinys. Jame visi. Ne pagal mano norą, o pagal mes gimėm iš tėvo ir mamos norų. Ne pagal tavo. Aš užsimaniau gimti toj šeimoje. Kada? Nuo kada? Aš užsimaniau gimti Dievo šeimą. Nuo kada? Tai Dievas užsimanė, sako, jo valios dėka. Tai yra pirmas laiškas korintiečiams. Pirmas skyrius. Ir galbūt 30. Tai ką mes galim tada užbaigdami pasakyti mūsų žiūrovui? Puikiai analizė, savivertė, aiškus matymas, iš kur buvo eita ir kur ateita. Ir labai gražiai vardinta. Aš nesuprantu tokio tada Dievo, kuris preiškime ateina kaip meilė ir reiškia galima pajausti tai, suvokti, bet velkasi tas vadinama ta paskraistė to senojo dar kažkokio suvokimo, kuris, vienų, kaip mes su tam sakėm, žmonių yra jungiamas į vieną mažylį, aukštą mažylį, o vieni sugeba gauti tą apreiškimą ir suvokti. Ir čia nieko gėdingo, aš manau, nėra, kad 23 metai. Tai žmonės yra... Tai aš jau sakiau, mes truputį daugiau. Tai mes galim taip paguosti žmogų. Tai jo, kaip sakoma, anksčiau termino amnestija gavo, išėjo, kaip sakoma, žiūrovė. Tai iš tikrųjų, tai ačiū dar kartą už pasidalymą ir tai yra tikrai stipru ir tai rodo, kad ne tik mes čia su tavim kažkur tais nukeliavom ir ieškome to tikrojo tėvo ir bandom jį iškapstyti ir bandom nupurtyti tas dulkes ir bandom tos pelus ar ne sudeginti tarsi kaip ugnyje, visus atmesti pseudo mokymus, ką ir Paulius labai aiškiai kalba ir laiške Galatam ir čia galima cituoti, be perstojo, bet esmė yra visai kita, žinai, visai kita. Kad sako, tai yra absoliuti dovana ir dar ne dėl darbų. Ir pažinimas, jo, Rolandai, kaip tu citavai, kad yra, tai iš rašto, ta rašto vieta, kad pažinimas yra visas gyvenimas, kas yra ta tiesa, ne. Ir kada mes taip atveriam po truputį, nors laikas ilgas mūsų tikėjimo, jis neprailgsta tas Kristus. Jisai, kada jį tokį atrandi, aš manau, tada kažkas tai mumise tas naujas žmogus, jisai pradeda komunikuoti, jis pradeda pasikrauti. Tada atsiranda, ką mes čia su tai dar nekalbam tas temas, apie tą amžinybę, apie žmogaus aplamai negendamumą, ką mūsų raštas kalba ir mes bijome apie tai kalbėti. Mes nebijome, mes tiesiog gal pradžiai nelabai norime šokiruoti. Mes negirdime apie tai. Bet kaip aš sakau, rinkoje to nėra. Tokių atgarsių yra. Tikrai yra ir anglakalbių, ir rusakalbių erdvėje tikrai tokių yra ir kategoriškesnių, negu mes su tavim pasidalėjom. Čia te būna intriga tokia. Tai mes kalbam apie mūsų terpę. Jo, bet rinkoje tikrai erdvėje internetinėje sklando daug dalykų ir tai irgi vėlgi, kaip aš sakau, jeigu anksčiau reikėdavo informacijos ieškoti, kad rašyti darbus gynimo reikėjo į biblioteką sėdėti ir knygas tam dėstytojai nurodydavo, kokius autorius skaityti ieškodavai, tai šiandien reikia tame informacijos sraute atsirinkti tinkamą informaciją. Neieškoti, o atsirinkti. Tai yra skirtingi dalykai. Tai ir šiandien, sakau, labai svarbu atsirinkti, ką mes girdime, klausytis, ką mes kalbame ir iš tiesų linkiu drąsos užduoti klausimus, drąsos iš tiesų pažinti tėvą, kaip mylinti, ne kaip baudžianti, bet kaip ugdanti, mokinanti, kuris gina, saugo savo šeimą. Kokia ir yra tėvystė, kurią mes lygiai taip pat būdami žmonės puikiai suprantame. Ar mums taip gaunasi visada gerai? Tikrai ne. Bet mes to mokinamės, o jis yra tobulas. Jisai tai gali ir jisai yra visada, sako, vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Tikrai nebuvo anais laikais piktas ir naikinantis, o šiais laikais kažkoks taiga geras, o paskui jis į apreiškimo knygą nuėjęs, vėl jisai kažkaip tai pasikeičia. Tai čia yra kintamumas. Mes žinom, kad Dievas yra tas pats, nekintantis. Tas pats. Tai su Rolandu tokio rezimuojančio pratarmė baigiam tą laidą ir kaip visada nepalieku jūsų su svarbia kažkokia santrauka iš įžymių žmonių. Ir šiandien
labai pataikiau į mūsų tą temą, labai geri žodžiai, aš juos pradėjau kolekcionuoti savo telefone šitas išraiškas. Svarbiausia - tai padaryti tvarką savo sieloje. Laikytis 3 ne. Nesiskundžiame, nekaltiname ir nesiteisiname. Šitie 3 ne, tie tampa mūsų dažnesnė kasdienybės minčių, darbų savyraiška. Nekaltinkim nieko, neteiskime nieko. Tas žodis ne kartais būna iš tikrųjų labai gerai pritaikyti savo ir savo gyvenimą. Linkiu būtent šito jums jūsų tarpe, jums asmeniškai. Ačiū, kad jungiatės prie mūsų laidų, ačiū, kad esat mūsų stebėtojai ir klausytojai. Rašykite mums ir tapkite mūsų laidos dalimi. Bus iš tikrųjų įdomu. Sudie.